Sveiki, šio mūsų pokalbio temą pavadinau "Kas baisiau - karas, taika ar paskutinis teismas?". Tema grėsminga, kaip ir pats laikmetis, bet mes ieškosim to saulėto laikmečio pusės, ieškosim gerų kelių. Priminsiu, paskutinį kartą mes kalbėjomės apie Avecenos vilko grėsmę sveikatai, gyvenimui, net išlikimui. Priminsiu esmę. Prieš 1000 metų Avicena, garsus filosofas, gydytojas, mokslininkas, padarė tokį bandymą. Paėmė 2 vienodus ėriukus, padarė 2 kambarius, 2 užtvarus didelius, vienodai maitino, vienodai prižiūrėjo, vienodai girdė, bet prie vieno ėriuko jo tam kambarį buvo dideliam užtvare vilkas, kuris negalėjo nieko jam sukelt pavojaus, įkąsti ar į kažkaip nuskriausti, kadangi jis buvo dideliam užtvare, nepasiekimam jau. Ir ką jis pastebėjo? Tas ėriukas džiaugiasi visom herojiškom sąlygom, o tas prieš vilką blogėjo ir neišgyveno. Tas vaizdas, kuris negali nieko tiesiogiai, fiziškai negali jam nieko blogo padaryti, bet pats vaizdas, to vaizdo sukelta mintis jį pražudė. Ir štai tam mūsų laikmetyje mūsų žinojimas yra kaip išeitis. Žinot, kad negatyvūs vaizdai, negatyvios mintys, mūsų veikia, žaloja sveikatą, gyvenimą, kad reikia gelbėtis, jau yra jėga. Dėl to mes ir kalbėjom, ar ne? Lietuva net 2 kartus viršyje Europos lygį pagal psichinę sveikatą, blogąją prasme. Mes 2 kartus ir depresijos, ir suicido, ir mūsų vaistų sunaudojom depresantų, ir tai narkotikų net, ar ne? Tai rodo sunkia mūsų, nemokamės gyventi. Mums kažkoks Avecenos vilkas mus veikia, mūsgi niekas neužpuolė, ar ne? Fiziškai mūsų niekas nekankina. Bet tos grėsmės, tos skaitimas kiekvieną dieną, žinių klausimas, tie visi mūsų pasauliniai įvykiai, ar ne, mus veikia ir mes nepagalvodami, kad mes save žalojam, žlugdom savo gyvenimą, savo vienintelį gyvenimą, savo sveikatą ir atsiliekam nuo Europos, o tų jėgų kaip tik tai daugiau reikia. Aš paskaitysiu vieną, laikraščio skaitytojo mintį, tikslią jo mintį, cituoju. Aš ką tik baigiau skaityti rytinį laikraštį. Aš jį skaitau kiekvieną rytą, nors ir žinau, kad jame rasiu tik atspindį tų nedorybių, šunybių, veidvainiavimų ir žiaurumų, iš kurių susidaro mūsų civilizacija ir verčia mane likusią dienos dalį maldauti Dievo, kad nubaustų visą žmonių giminę. Tiksliai, žiauru, bet tikslu ir apibūdina, ką mes skaitom, ką mes matom. Mūsų civilizacija, ne žiaurumo, veidvainiavimo žiaurumo. Bet čia, mielieji, šitą aš ištrauką perskaičiau, citavau. Tai yra parašyta prieš 100 metų, daugiau nei prieš 100 metų. Tai yra paėmiau iš knygos Markas Tvenas. Jis rašė laišką. Marko Tveno tada laikais nebuvo atominių bombų, nebuvo dronų, nebuvo tokių žiaurių karų kaip dabar. Ir tai jis rašė, kad žiaurumo mūsų civilizacija. Tai štai, bet aš skaitau ir skaitysiu. Ir aš dabar nesenai per radiją girdėjau. Mane tas sujaudino ir tai inspiravo mūsų šitą ir pokalbį, ar ne? Per radiją senolis. Aš kalbu dabar, 25 metų kovo mėnesį, nes kadangi įrašai mūsų lieka kelis metus ir žiūriu, kad ir ilgai ir lankosi po kelių metų, dar tai dabar ir pasakau, kad žinotume, po tų įvykių, kur buvo susitikęs mūsų Europos lyderis, Ukrainos lyderis su Amerikos naujųjų lyderiu Trumpu, ar ne?
Ir tai buvo, toks smūgis visiems, ar ne, jų tas pokalbis, ar ne, to nepavykęs pokalbis, ten išgąsdino, kad ir nutraukti karą, ir kariauti, ir tas nesuderinimas žmonių, tų dviejų neveikia, ir tiesiog stresiškai veikia. Ir aš, kada žmonės ten kenkia ten tą, tai aš nereaguoju, bet per radiją klausiu, senolis sako, aš taip tikėjau Ameriką, aš taip tikėjau, kad ji mus gelbės, kad jis mus prižiūrės, kad ji ten globos, ar ne? O dabar taip pasakė, ir jis taip pergyvena. Jis pergyvena iki ligos, iki vaistų, ir aš net iš savo artimųjų pažįstu, kurie tikrai pasiekė depresinį lygį vieno to. Ar ne? O vieną komentarą Delfi perskaičiau, rašo, kad po Trumpo Lietuvai bus blogiau. Močiutės rašo, bet sako, Dieve, bet jau dabar blogai, tai kas dar gali būti blogiau, ar ne? Tai štai, kaip išvengti to negatyvumo. Negatyvumo mums duoda per visur. Prie to negatyvumo mes priprantame. Paskui jo mes norim, kaip ir Markas Tvenas, juo gyvenam, o paskui nuo jo gydomės. Ne? Mes tampam klypinio mąstymo auka. O pagrindinis klypinio mąstymo, man tai jis juokingas, ar ne? Reiškia, kada aš pasakau, kur bebūsiu, aš daug vedu seminarų, daug bendrauju ir dabar ruošiuosi. Reiškia, trečio amžiaus universitetuose, bibliotekose ir taip toliau, ir labai mėly bendrauti. Reiškia, kada sakau, dabar mano knygų neskaito, tos knygos, be kurių ten studentai sako, be jų negali žmogus išaugti žmogumybę šitų knygų, tu vienintelis gali, tu vienintelis turi, taip toliau, ne? Dabar neskaito, visi sako, palaukit, bet dabar yra internetas, nereikia knygų. Tai štai, mėlieji, kada nebuvo interneto, jos buvo knygos reikalingos, bet kai atsirado internetas su savo šiukšlėm, su savo negatyvais, tai tų knygų 10-100 kartų labiau reikėtų. O dabar neskaitau interneto. Klypinis mąstymas, kadangi tai pasako. Išeitis, ieškokim išeities, naudokimės erelio principu. Lengva išeiti šito, ką mes dabar pergyvenam ir ką mes vaistus geriam, ar ne? Lengva išeiti. Iš tiesų nėra nieko lengvo, bet principas pats lengvas, jeigu jį panaudoti. Erelio principas. Erelio žvilgsnio principas, jis skraido aukštai, jis apriepia visą horizontą, mato, bet jis moka fokusuoti, jeigu kur sujuda mažas krumelis, maža pelytė ar kas sujuda, jis fokusuoja ir mato, kaip padidam stiklę, aiškiai tą centrą, fokuso centre. Tai štai, mokymės iš jo, sakykime, ar ne, mūsų tam centre dabar yra to pasaulio įvykiai, karai, Trumpas ir taip toliau, kurių mes nepakeisim. Jis turėtų čia visi pasaulio įvykiai būti horizonte mūsų, žinot, perskaityti. Ryte žinios, aš 6 valandą klausau žinias, jos užtrunka 3 minutės. 3 minutės, o mes gyvenam visą dieną. Štai, per klausėjai ryte laidą, tu visą tą horizontą pasaulio žinai, o fokusuok savo gyvenimą centre, patį save, savo galimybės, ką tu gali padaryti, ar ne? Ir štai, o vieną rytą aš paprastai sėdu į darbų, ruošiuosi seminaram ir dabar ruošiuosi, važiuoju į Marijampolę, ruošiuosi Šilutėj, taip pat važiuoju, Andrijavą ir taip toliau, ir labai mėla, ačiū už kvietimus. Ir tą rytą aš nesėdau prie kompiuterio ir turėjau tvarkytis, kadangi turėjau žmogus ateiti į kursus, ne? Ir aš tvarkiau redakciją. Įsijungęs radiją. Siaubas, ne, aš niekada neklausau, o tada įsijungiau, kadangi vis tiek negaliu prie kompiuterio dirbti. Ne? Ir čia karas, ir čia grėsmė, ir čia didžiulės lėšos karui, čia jau taip tų lėšų trūksta, dar čia, ir čia gali užpult, gali gintis, ir taip toliau. Ir per visas stotis tą patį eina, ar ne? Ir aš galvoju, ir svarbiausia, kad man kyla noras klausytis, tikrai norisi, kaip ten toliau bus, ne? Ir kaip ten ir žmonės visą dieną, bet aš negalėjau visą dieną klausytis. Aš turiu savo įprotį. Prieš darbą prie kompiuterio aš sėdu prie televizoriaus, aš turiu specialiai kompiuterių priedą, kur aš galiu matyti koncertus, aš galiu biografijų kanalą. Ir aš įsijungiau
ir pasakojo istoriją apie dainininkas Jose Caro, ar Caro, nežinau, argentiniečių dainininkas. Jis pasakojo istoriją, kaip jis dainavo gatvėje, nepasidėjęs kepurę, ten prie metro, ar ne? Paskui pardavė būtą, atvažiavo į Paryžių, norėjo išgarsėti, ar ne? Niekur nėra, nebeturi grįžti į kelionę atgal, bet užėjo pas muzikos mokytoją, sako, tu niekur negrįši, tu turi talentą. Ir jis tapo garsus dainininkas, jis išmoko diriguoti, jis išmoko režisuoti spektaklius, jis dainavo ir dirigavo, režisavo ir galų galiai išmoko scenografiją daryti, ne, architektas išmokino, ne. Jis tapo visų, atskleidė savyje daug talentų ir jis pasakoja. Va dėl to aš tą istoriją pasakoju tik dėl šito sakinio, ką dabar pasakysiu. Aš, sako, taip stengiausi dėl to, kad aš bijau, kad Dievas prie dangaus vartų manęs paklaus. Kur tu, Jose, padėjai mano duotus sugebėjimus, talentus? Tai ką aš atsakysiu, tingėjau, nenorėjau, nedrįsau, ten nesupratau, ar ne, nenorėjau, ar ne? Ir klausiau ten žinias, ne? Ne. Vat kad aš jam turėčiau ką atsakyti, aš išnaudojau viską, ką ieškojau, ką aš apdovanotas, ne? Tai štai, mėlyjeji, darykim mes tą patį, ar ne? O čia tas pavyzdys, tas Jose Caro, ne? Dabar sakykim, šiuo metu, kai mes kalbam, 100 000, ne, karių, ar ne, apkasuose, šaltyje, sužeisti, kruvini, šiuo metu skrenda bombos, dronai, ne, bombarduoja, šiuo metu, bet šiuo metu 100 000 salėse sėdi, ploja dirigentam, klausosi simfonijų, ar ne, kūrė spektaklius, rašytojai rašo. Va štai, nebūkim į vieną pusę, ieškokim tas antros pusės, ne, kas gyvenime yra, ne. Jeigu dabar aš būčiau priklausęs ir toliau, va šitas žinias, o man reikėjo važiuoti į Rokiškį vesti seminarą, ką aš jiem būčiau pasakęs, ar ne. Žmogus tai kūryba, ar ne, žmogus tai gyvenimas yra kūryba, o žmogaus kūrybiškumas yra koks svarbiausias, ne dailininkas ar rašytojas. Žmogaus kūrybiškumas sukurti save laimingą. Bet kokioj situacijai, bet kokiam laikmetyje, ne? Būti didžiu, reikia laikykit save didžiu. Ką tai reiškia? Jei laikai save didžiu, tu netrukdai savo augti. Bet jeigu laikai save mažu, kur mus stumia visi, kad laikyk tu mažiukas žmogutis, ne? Tu netrukdai savo mažėti. Ir mes mažėjam. Kiekvienas mūsų susitikimas, ne? Aš stengiuosi, kad padėti žmogui, kad mes augtume. Esmė, aš pasakysiu, ko skiriuosi mano ir Delfi ir visų žinių. Ir pagal oro prognozes yra 2 Delfi oro prognozes ir mano. Tai va, Delfi skaičiau. Rytoj, tai buvo anksčiau parašyta, ne? Rytoj Lietuvoje drebs lietus, talžys vėjas. O aš rašau, mano oro prognozė. Pagal sinoptikų duomenis, oro rytoj visiems užteks. Kvėpuokit laisvai, nemokamai atverkit langus. Gyvenkit, mylėkit gyvenimą, gyvenkit mane. Vedu seminarus, kursus, ne visi mano pokalbiai, mano pokalbės temos yra www.3žvaigždutės.lt svetainėje. Skirelis bus, reiškia, įrašai, kas baisiau, aš paskutinį įrašai. Ir ten ir pirmas Avicienos Vilko, ir ten ar laikas jau šokti pro langą, ir taip toliau, visos temos, visas galite rasti, paspaudyti mygtuką ir jūs klausot. Vedu seminarus, leidžiu knygas, gyvenkit, įsijunkit, lankykitės pas mane, vedu individualius kursus, ne? Žmogui kartais vienas pokalbis gali padėti, tik nelykit savo tame klypinėm mąstyme, to savo nuostatose, ne, kurias kiekvienas žmogus gali pakeisti. Kiekviena mintis gali pakeisti visą gyvenimą. Ne? Visada laukiu skambučių. Mano telefonas, dabar jau su 0, ne? 06 87 75 147. Visada mielai bendrauju, visada, kuo galiu padėti. Aš turėdamas beveik 80 metus, dirbu pilnai, jaučiu gyvenimą ir pilnai jaučiu tą būtent realio principų, fokusuoju į tą ryškę pasaulio dovaną, į tą ryškę gyvenimo dovaną, į save. Atrandu, ieškau nuo ryto iki vakaro, ieškau energetinių principų, kad už mėnesio vėl mane kviečia, sakykime, Šilutė, už kelių mėnesių vėl važiuoju, ar ne? Kad turėčiau vėl kažko pasakyti. Tas ieškojimas yra įdomu,
yra prasminga ir vienintelis prasmingas. Šitą aš galiu pakeisti, šito aš galiu padėti, o ką aš stebėsiu to kaip realis tam visą plačiam horizontą, mes tam negalim pakeisti. Mes silpninam save ir tuo pačiu silpninam pasaulį, visuomenę, ne? Ir Lietuvą. Būkim stiprus, būkime laimingi. Iki naujų susitikimų. Laimingai.